Sveiki susirinkę, labai malonu mums tęsti šitą skaitančio Vilniaus antikinių atgarsių Vilniuje seriją renginių Vagos knygyne Oza, taip pasveikinu su žiūrovais kitoje ekranų pusėje. Ir šiandien nersime toliau į pokalbius apie Vilnių ir apie literatūros sąsają su Vilniumi. Ir mūsų pašnekovas, tai docentas daktaras Vilius Bartninkas, kuris, jeigu ir šiais laikais Platonas, Sokratas nėra gyvi, bet jau jį reikėtų tikrai įsivaizduoti greta jų vaikštant tikriausiai ir su jais diskutuojant. Ir Vilius panarstys labai įdomią temą, tai koks yra dialogo principas, filosofinio pokalbio ir apskritai dialogo, ir netgi mes paskui turbūt galėsime panirti į pamąstymus, o kur Vilniuje vyktų toks filosofinis dialogas, kokia vieta įkvėptų labiausiai galvoti apie aukštesnės substancijas ir materijas. Tai Viliau, perduodu žodį tau ir sėkmės. Ačiū, Tomai. Sveiki visi, labai malonu jūs taip gausiai bėgėti čionais. Ir aš turiu prisipažinti iš karto, kad Vilnius man pirmiausia asocijuojasi su pokalbiais, nes aš daugiausiai geriausių savo pokalbių gyvenime turėjau būtent Vilniuje. Ir ne veltui, jūs tikriausiai žinote, kad Vilnius dažnai yra vadinamas, turi tokių slaptų pavadinimų savo, kurie nurodo turtingą Vilniaus kultūrinę praeitį, sąsajų su raštu, su kultūra, literatūra ir poezija. Šiaurės Atėnai kartais vadinamas yra Vilnius, kartais vadinamas Šiaurės Jeruzalė ir panašiai. O šiandien Vilnius tikriausiai yra neišvengiamai susijęs su kalbos kultūra, nes mes turime du pagrindinius nuo graikų pasaulio besitęsiančius, taip sakant, dalykus, kurie įtvirtina kalbos kultūrą, pokalbių kultūrą Vilniuje. Tai yra, mes turime universitetus Vilniuje, taip, tai yra iš principo vietas, kuriuose mūsų pažinimas, mūsų vidinė kaita vyksta per tarpusavio pokalbius, per klausimas dėstytojų ir mainimas žodžius su jais. Ir kita vertus parlamentas, demokratinis parlamentas, kur mes sprendžiame svarbiausius tarpusavio klausimus, taip pat nesikalbėdami tarpusavį arba klausydamėsi kalbų, kurias sako politikai. Tai abi šios institucijos savo formą keliauja iki pat Romos, ar iš Romos iki pat Atėnų, tai yra demokratija, tautos susirinkimas, ta pirmoji institucija, kuri vėliau taps tuo, kad šiandien yra parlamentas, ir kita vertus filosofinės mokyklos, Platono, Aristotelio ir kitų, kurios galiausiai taps tuo, kad šiandien yra universitetas. Ir šiandien aš noriu šiek tiek su jumis pasikalbėti tai, ką graikai mums pasiūlo. Tai yra, jie ne vien daug šnekasi, dažnai graikai yra vadinami plėpiausi žmonės žmonijos istorijoje, nes jie sukuria mums įvairiausius žanrus kalbėjimuose tarpusavyje. Jie mums kalba poezijos būdu, jie mums kalba dramos būdu, teatre jie vaidina ir kalba, politikoje kalba, filosofijoje kalba, bet jie taip pat labai daug mąsto apie savo kalbėjimą ir jie mums išranda įvairius žanrus, kaip jie kalbasi su mumis. Ir vieną pavyzdį jums noriu duoti iš visai nesenų, taip sakant, nutikimų. Jūs tikriausiai pamenate, buvo dvi labai svarbios mūsų herojų laidotuvės. Tai buvo prieš 6 metus Adolfo Ramanausko Vanago valstybinės laidotuvės ir prieš metus taip buvo Kazimieraičio laidotuvės irgi Antakalnyje. Ir abiem tom progom, kai mūsų, taip sakant, herojai buvo laidojami, buvo sakomos kalbos, ir tikriausiai nedaug kas iš mūsų susimąstė, kad šitą tradiciją sakyti kalbas prie, taip sakant, Velionio herojaus susiklostė pirmiausiai Graikijoje. Graikijoje buvo sakomos tos laidotuvių kalbos, kur buvo išrenkamas politikas arba valstybės lyderis pasakyti kažką svarbaus apie tą herojų, kuris mirė. Ir labai dažnai, ką darydavo graikai, jie sakydavo kalbą ne vien herojui, bet jie taip pat sakydavo kalbą, kuri įkvėpia miestą, kažką pasako gero, įdomaus apie miestą, kokiamis vertybėmis miestas gyvena, kokia tvarka miestas gyvena, kodėl tas herojus mirė už šitą miestą ir panašiai. Lygiai tą patį darė ir mūsų prezidentė Grybauskaitė ir profesorius Landsbergis, kai jie sakė savo kalbas už mirusius partizanus. Ir tikriausiai pats garsiausias graikiškas pavyzdys to laidotuvių kalbų, kai tu pagerbei herojų, yra Periklo laidotuvių kalba, yra išversta į lietuvių kalbą. Tai yra nepaprastai graži kalba, kur įkvėpia daugybę amžių, daugybę politikų, kaip reikia sakyti kalbas. Bet kas yra įdomu toje kalboje, kad jis šlovindamas mirusius atėniečius kare su spartiečiais, jis ne tik, kad pašlovina atėnus, papasakodamas apie demokratiją, ką demokratija siūlo kariams, bet vidury savo kalbos jis susimąsto, o ką reiškia kalbėtis
tarpusavyje. Jis vidury kalbos kalba apie kalbą. Taip? Ir jis bando pasakyti, kodėl mes esame tokie šnekūs, kodėl mes šnekame net per laidotuvės, kodėl mes jas netylime, neverkiame, o žodžiais bandome apkalbėti mirusį. Ir aš jums noriu duoti mažą ištrauką iš tos kalbos, kuris sako tokį dalyką. Sako, manome, kad darbams kenkia ne kalbos, bet veikiau tai, ir prieš jų imantis žodžiais neišsiaiškinta, ką reikia daryti. Kitiems nežinojimas kelia drąsą, o svarstymas dvejonės, bet stiprios dvasios žmonėmis deramasi pripažinti tuos, kurie kuo aiškiausiai žinodami, kas yra baisu ir kas yra malonu, vis dėlto nevengia pavojų. Šitoje citatoje, ką jis daro, jis iš tiesų kovoja su to, ką aš labai dažnai studentams sakau, su tokia kultūrinė nuostata, kad šnekėjimas yra plepėjimas. Reikia mažiau šnekėti ir lietuvių kultūroje mes turime mažiau kalbų, daugiau darbų, taip kad kalbėjimas yra nedarbas ir kai tu kalbi, tu iš tiesų švaistai mūsų laiką, mes turim padaryti rimtus darbus tarpusavyje. O Periklis sako visiškai priešingą dalyką, kad jeigu tu nori padaryti darbą, pirmiausiai mums reikia išsišnekėti. O kodėl mums reikia išsišnekėti? Nes šnekėjimas kažką gero mums atneš, jis padarys mus geresniais žmonėmis. Mes nepulsim į darbą, mes nepulsim į pavojų, nepulsim į karą. Stačia galva mes būsime pasiruošę, mes būsime apmąstę, mes būsime supratę, kas mes esame, kas mūsų priešas yra, kaip mes turime kovoti. Tai atėniečiai Periklio balsu mums sako, kad ne tik, kad mes esame plepiausias polis graikų pasaulyje, mes ir norime būti plepus, nes mes manome, kad plepėjimas yra dorybė. Taip, kad tai nėra kažkokia ida, kad tai nėra blogybė, kad tai mus nesilpnina, kuo mes daugiau šnekėsim, tuo mes būsime geresni žmonės. Ir šita centrinė vertybė, kalbėjimo tarpusavyje, gali mums paaiškinti, kodėl Atėnuose tiek daug buvo visokiausių tų kalbėjimo formų. Aš jums minėjau, kad politika, demokratijų žmonės šnekasi, kai jie eina į teatrą, jie klausosi, kaip žmonės vaidina kažką, jie tarpusavy dažniausiai irgi šnekasi, susikūrė pirmosios filosofinės mokyklos, kaip jie mokosi, šnekėdamisi tarpusavyje ir panašiai. Ir tokiu būdu iš tiesų ta kalbos kultūra labai stipriai įsitvirtina Atėnuose ir per Atėnus neišplis per visą vakarų civilizaciją iki pat mūsų. Ir vienas dalykas, ką jie bando padaryti, jie bando paimti paprastą kalbėjimuose, aš kalbu su jumis, arba aš kalbu jums. Yra du būdai, kaip mes tarpusavy kalbame. Dažniausiai vienas kitiems, visiems, kurie klausosi, arba klausais ir atsakai ir mes tarpusavy kalbamės. Du būdai, jie bando permastyti, ar yra kažkokios taisyklės, kaip mes galime kalbėtis. Ar tos taisyklės mums gali leisti kažkaip geriau susikalbėti. Gal yra kažkoks specifinis būdas, kaip šnekantis tarpusavy mes galime išsišnekėti ir išsiaiškinti viską. Tai vienas iš tokių atradimų graikams buvo filosofinis pokalbis. Filosofinis dialogas. Ir čia didžiausias žmogus istorijoje, žinoma, yra Sokratas. Jūs tikriausiai esate kažką apie jį girdėję. Išminčius kartais vadinamas filosofas, kuris mirė už savo tiesą. Jis vaikščiojo po Atėnus, šnekino įvairiausius žmonės, politikus, amatininkus, religinius lyderius ir kitus. Ir šnekėdamas su jais jis bandė parodyti, kokie jie yra menki žmonės, kad jie nelabai daug ką žino. Jis, tiesą sakant, ėjo ir erzino kitus žmonės, panašiai kaip šiais laikais mūsų komikai vaikšto prie politikų ar autoritetų visuomenės ir juos visai kibina ir bando išjudinti juos, parodyti, kad galbūt jie yra netokie rimti, ne tiek jau daug viską žinantis. Tai Sokratas buvo toksai labai kyrus Atėnuose žmogus, kuris savo gyvenimą pašventė kalbinti kitus žmonės, bet jis manė, kad tas kalbėjimasis tarpusavyje, kad mes galime surasti tam tikrą tvarką, kaip mes kalbamės, kad suradę tą tvarką, kaip mes kalbamės, mes galime kažką suprasti. Ir jis iš paprasto pokalbio, mes susėstumėm kartu ir kažką aiškintumėmės, ar ne, dažniausiai sėdę kartu mes nieko neišsiaiškiname, nes mintys bėgioja, aš kažko klausiu, aš ką atsako, aš vėl kažką sugalvoju, kito ir mūsų mintys niekada nėra labai, taip sakant, tvirtai įsikibusios kažkur. Jis nusprendžia, kad reikia atrasti būdą, kaip mes šnekamės tarpusavyje, kad mes galėtume susišnekėti. Jis bando paversti pokalbį kažko daugiau, jis bando paversti pokalbį filosofiniu dialogu. Jo tikslas yra parodyti, kad mes galime per dialogą surasti tiesą, kad mūsų šnekėjimas jis nėra veltui. Jeigu Periklis ir visi Atėnai mano, kad pats šnekėjimas jis yra vertybė ir užtenka plepėti ir bus labai gerai, ne, būsit geresni žmonės,
Tai Sokratas nori eiti toliau. Jis nori, kad mes besišnekėdami atrastume tiesą. Ir tai yra sudėtingas uždavinys. Tikriausiai jūs esate mėginę šnekėtis su savo artimaisiais, kad neseniai tikriausiai buvo rinkimai, jūs šnekėjotės, kas čia geresni bus politikai, tikriausiai buvo sunku išsiaiškinti, kas tai geresni politikai. Dabar tikriausiai komentuojate Facebook'e, su kažkuo diskutuojate, kas yra geresnis būsimas premjeras ir panašiai, ir irgi sunku susitarti. Taip? Ir kiekvieną kartą, kai mes šnekamės, mums yra sunku susišnekėti, nes mūsų žodžiai pasiklysta, mūsų mintis nuklysta ir mums neišeina. Ir Sokratas sako, bet mes galime sutvarkyti mūsų šnekėjimą. Mes galime atrasti tiesą, jeigu mes surasime principus, kas yra tas dialogas. Ir aš noriu jums dabar duoti mažą pavyzdį iš jo pašnekesių, kuris parodys, kaip yra kažkoks supratimas atsiranda. Ne? Mes šnekame ir kažką pradame suprasti. Pats pokalbis nebus tarp jo ir kito žmogaus, tai bus jo mokinio pokalbis su garsiu valstybės lyderiu. Šitam paveikslui jūs matote Sokratą, kuris labai išraiškingai, taip sakant, šnekasi, čia tas kaip angelėlis už jo nugaros jo vidinis balsas, Laimonas, kuris jam kužda, kaip sakant, ką reikia šnekėti. O šalia jo yra jo labai garsus mokinys Alkibiadas, kuris buvo garsus politinis lyderis. Vėliau jau, taip sakant, Atėnuose jis netgi tapo, taip sakant, pagrindiniu karo vadu, kariaujant su Sparta, bet šitas Alkibiadas, jis buvo įsūnis Atėnų politinio lyderio Periklio, kurį aš jums minėjau prieš tai, tas žmogus, kuris sakė laidotuvių garsią kalbą Atėnuose. Ir mums vienas kitas, taip sakant, Sokrato mokinys Ksenofontas yra papasakojęs, kaip Sokrato mokiniai išmokė pas Sokratą filosofiškai kalbėtis, filosofinį dialogą vesti, kaip jo mokiniai taikė šitą dialogą su kitais žmonėmis. Ir aš dabar jums parodysiu, kaip Alkibiadas primokė Sokrato ieškoti tiesos, kaip jis eina pas savo patėdę ir bando parodyti, kad patėdis, būdamas demokratijos, taip sakant, patriarchų, didžiausių lyderių Atėnuose, nieko neišmano. Čia toksai gana ilgas pokalbis, bet aš jums perskaitysiu. Čia kalbasi, dar kartą sakau, Alkibiadas su Perikliu, du garsus, vienas būsimas garsus politikas su jau esančiu garsiu politiku. Alkibiadas sako, sakyk Periklė, ar galėtų man paaiškinti, kas yra įstatymas? Nekaltas klausimas, kas yra įstatymas, kas visiems yra aišku. Periklis sako, įstatymai yra visa tai, ką tautos susirinkimas nutarė, bei surašė, nurodydamas, ką galima daryti ir ko ne. Kitaip tariant, įstatymai yra tam tikras sprendimas. Parlamentas, Seimas, tautos susirinkimas, senatas, kažkas nusprendžia, išleidžia paliepimus ir tai yra įstatymas. Alkibiadas sako, koks tas nutarimas galima daryti gerą ar blogą? Jis klausia, ar mes leidžiame įstatymus, kurie yra blogi ar geri, kurie liepia gerus dalykus, tai yra blogus. Irgi, tai yra vaikiškas klausimas, kas čia per klausimas. Periklis sako, Dievas čia tik tai gerą mano dirbė, o blogą negalima. Visą tai, ką valstybės valdžia nutarusi surašo kaip privaloma daryti, vadinasi įstatymas. Valdžia leidžia gerus įstatymus. Čia mums politikai labai dažnai pakartoja. Periklis pritarė. Ir Alkibiadas dabar padaro esminį ėjimą, su kuriuo jis, taip sakant, suvartys savo patėvį ir tuo pat metu Atėnų didįjį lyderį. Sako, tada taip pat ir tai, ką surašys piliečiams daryti valstybę valdantis tironas, irgi bus įstatymas. Tada tai, ką surašys tironas verčia daryti piliečius, jų neįtikinės, irgi bus neteisėtumas. Ką aš čia noriu pasakyti, kad visokios valdžios leidžia įstatymus, tironai irgi leidžia įstatymus. Ir jeigu tirono išleistas įstatymas yra tai, ką jis liepia daryti gerą, tai tuomet tirono visi įstatymai irgi yra geri. Bet akivaizdu, kad taip nėra. Galim pasižiūrėti savo kaimyną rytuose, nes leidžia visokiausius įstatymus, jie nėra labai geri. Taip, autokratai tironai neleidžia gerus įstatymus. Ir jis taip ir sako, tai tironas surašęs, ką reikia daryti piliečiams, jis iš tiesų neteisėtus dalykus rašo, blogus dalykus rašo. Tai nėra įstatymas. Ir jis sako, manau, kad taip, tada atsiimu atgal savo žodžius. Jis pergalvoja, kad jis kažkaip apibrėžė blogai įstatymą, kad po jo apibrėžimu telpa ir tironai, bet tironai negali tilpti. Nes jeigu jie telpa, tai tuomet viskas yra įstatymai, ir pas Putiną yra įstatymai, ir pas, taip sakant, Nausėdą yra įstatymai, ir pas Bideną yra įstatymai, bet kažkaip negali tai būti.
kažkuo skiriasi gera valdžia nuo blogos valdžios. Taip reikia tą skirtumą suprasti. Ir tokiu būdu pašnekovas pripažįsta klaidas, jis pripažįsta, kad kažkas buvo ne taip. Tai čia atrodo, kad jūs turit nekaltą pokalbį, ar ne? Du žmonės šiaip jau artimi kalbasi tarpusavyje ir jie kažką išsiaiškina, bet jeigu mes geriau analizuosim, ką jie čia tarpusavyje šnekasi, mes pamatysime, kad tai nėra jau toks nekaltas pokalbis, kad už šito pokalbio esama tam tikrų taisyklių, kurios leidžia išsiaiškinti kitaip negu paprasti žmonės aiškinas. Paprasti žmonės nepagalvoja, tiesiog šnekasi, puola į pokalbį, dažnai įkaitę emocingai, jie nepasiekia to paties, ką pasiekia čia Periklis. Atsiprašau, Alkibiadas su Perikliu, taip? Tai kitaip tariant, kad čia nėra paprastas pokalbis, nors jis atrodo toksai, ir mes galim pasižiūrėti, kas tenais yra. Ir tokiu būdu mes dabar turime šiek tiek įlysti į tą dialogą, kuris vyko tarp Periklio ir Alkibiado, pamatyti, kaip atrandama yra tiesa, kaip yra atrandamas pažinimas, besikalbant tarp dviejų žmonių. Na, pirmas dalykas, kuris yra jums tikriausiai gana akivaizdus, bet ką reikia suprasti apie pokalbį, ne, kad mes, kai šnekamės, nesakom kažkokius teiginius. Aš jau dabar kažką sakau ir tai yra teiginys. Taip, tai yra, aš kažką teigiu, aš esu pasirengęs apginti savo poziciją tuo požiūriu. Pavyzdžiui, aš matau labai daug žalios ir pilkos spalvos. Taip, tai yra teiginys ir mes galim pradėti ginčytis, sakysite, tai yra optinė apgaulė, nes žiūrėk, kokios spalvotos knygos, žymiai daugiau yra kitų galbūt spalvų negu žalia ir pilka, nes aš susikoncentravau į sieną. Ir tai reiškia, kad aš sakiau vieną teiginį, sakot kitą teiginį, mūsų teiginiai tarpusavyje kovoja. Bet kai mes išsakom teiginį, mes norime kažką įrodyti. Tačiau labai dažnai, kai mes nesusimąstę šnekamės, mūsų teiginiai ne tiek kažką pasako, bet kiek nuslepia. Aš pasakau mintį, bet jinai yra tokia trapi, tokia netiksli, kad aš kažką pasakydamas iš tiesų nieko nepasakau. Ne? Ir didžioji dalis mūsų visų teiginių yra tokie. Ne? Mes šnekamės tarpusavy susitikę ryte prie kavos apie tai, koks tai yra oras, ir kažkas man sako blogas oras, ir kažkas linksi galvą. Taip ir tarsi kalba tiesa, tarsi teisingus dalykus mes šnekamės. Vilnius, pilkas dangus, blogas oras. Bet kas yra blogas oras? Ar tai yra jums blogas oras? Ar man blogas oras? Ar gamtai blogas oras? Kam tai yra blogas oras? Mes šnekamės, bet nelabai aišku apie ką, bet ir nelabai gilinamės. Tai yra didžioji dalis mūsų visų teiginių. Žodžiai gali kažką sakyti, bet ir tuo pat metu kažką paslėpti. Taip jie nėra iki galo aiškus. Filosofinis pokalbis yra kitoks. Jame mes nebešnekame tiesiog oras yra geras ar blogas, bet bandom pasakyti, ką reiškia, kai aš sakau oras, o ką reiškia, kai aš sakau geras ar blogas. Išsiaiškinkime, ką reiškia šitie žodžiai, kaip yra Alkibiadas su Perikliu, ką reiškia žodis įstatymas ir ką reiškia žodis hironas. Išsiaiškinkime ir išnagrinėkime tuos žodžius. Mes norime tai padaryti tam, kad kai mes šnekėsim tarpusavyje, kad mes neišnekėtume niekų. Mes labai dažnai esame kaltinami, ypač vyresnių žmonių, kai esate jaunesnis, kažką šneki ir jums pasako, tai tu šneki niekus, ar tai jūs susinervinate. Aš tik sakau daug visokių dalykų, o nieko, ar ne? Bet mintis yra dažnai ta, kad mes pasakom žodžius neapmąstę ir už žodžių nieko nėra, kažkoks dūmas, šnekėjimas, kuris uždengia ir nieko nepasako apie šį pasaulį. Tai filosofai per tą dialogą, per tą pokalbį, jie nori išlukštenti kažkokią tikrovę, kažką, kas yra tikro. Ne? Tai jeigu aš sakau įstatymas, aš turiu išsiaiškinti, tai kas tas įstatymas iš tikro yra. Lietuvoje, Rusijoje, Atėnuose, dar kur nors, kas tai iš tiesų yra. Ir taip prasideda pats sudėtingiausias dalykas. Kai jūs šnekatės tarpusavy, ne? Mes dažniausiai neturime tikslo išsiaiškinti iki galo tiesos. Nes jeigu aš šnekuosi su mama ir aš noriu išsiaiškinti iki galo tiesą, labai tikėtina, kad aš galiausiai suerzinsiu ją. Nes jeigu aš kabinėsiuos prie žodžių, aiškintis, ką nori suprasti, klausiu mamą, ar kokie tavo argumentai, o čia yra mano kontrargumentai, o kaip tu atsakai šitą kontrargumentą ir panašiai, nepatiks mamai. Taip sakys, negausi vakarienės, kad taip kabinėjasi prie manęs. Tai nėra labai geras dalykas. Taip? Standartinis mūsų pokalbis nėra apie tiesą.
mes nesiekėme kažkokios tiesos, kai mes šnekamės. Mes šnekamės tam, kad mes vienas kitą dažniausiai suprastume. Kai aš sakau, kad aš keliauju į Vagą skaityti pranešimų savo antrai pusiai, aš neketinu apginti prieš savo antrą pusę, kad yra gerai man dabar išvažiuoti į Vagą, kad yra gerai skaityti pranešimus, kad čia yra tinkamas dalykas ir panašiai. Sokratas taip darytų, jis mane pasigautų ir kankintų pusę valandos, gal aš važiuoju pas jumis šnekėtis. Bet mes dažniausiai šnekamės ne tam. Mes šnekamės tam, kad tiesiog perduotume kažkokią informaciją. Ir kad jūs suprastumėte, kad mums būtų lengviau tarpusavy veikti. Taip, aš pasakiau, kad aš išvažiuoju į Vagą tam, kad užrakėtų duris. Taip, ir čia jokios tiesos nėra. Aš turiu savo tikslą, mano antra pusė turi kitą tikslą, užrakinti duris ir mes vienas kitą supratome. Tačiau gyvenime yra kitaip negu filosofija ir filosofija yra kitaip negu gyvenime. Filosofija per dialogą nori tiesos. Nei nenori tik sužinoti, ką aš veiksiu, nei nori žinoti, ar tai, ką aš veiksiu, yra geras dalykas. Taigi dialogas ieško tiesos, bet tiesa yra riebus žodis. Taip, Lietuvoje labai dažnai tas žodis yra kartojamas, nes žmonės nori sužinoti tiesą. Pasakykite žmonėms tiesą. Ir kai tu tai pasakai, tai baugu. O ką čia dabar reikia sakyti, kad tie žmonės sužinotų tiesą? Kaip reikia pasakyti, kad jau žmonės žinos tą tiesą? Ne? Kas ta tiesa iš viso čia gali būti? Ir Sokratas, besikalbėdamas su įvairiais žmonėmis, ir jo mokiniai besikalbėdami su įvairiais žmonėmis, jie pradeda suprasti, kad nors jie nelabai žino, kas yra ta tiesa, jie pradeda suprasti, kad mes galime išsiaiškinti, o kas būdinga tiesai, kad tiesa būtų tiesa. Matot, čia jau prasideda filosofija, ne? Aš dar nežinau, ar tiesa yra, kad aš esu Vagos knygyne, bet tam, kad aš sužinočiau, taip sakant, ar tai yra tiesa, man reikia išsiaiškinti, kas yra tiesa, tada norint išsiaiškinti, kas yra tiesa, man reikia išsiaiškinti, o kaip aš žinau, kad kažkas yra tiesa. Ja? Jau čia leidžiamės labai gilius filosofinius vandenis. Ir filosofai sako, čia jau sudėtingo nėra. Tiesa bus tai, kas galios visada, visur, visiems. Taip. Jeigu tai galioja visada visur visiems, nebus jokių išimčių ir mes neklysime ir mes žinosime, kas yra tiesa. Visada visur visiems. Kodėl tai yra pabrėžiama? Todėl, kad jeigu galios tik čia, o negalios anykščiuose, tai veikiausiai tai tiesa bus kažkaip apribota erdviškai arba kultūriškai, ne? Kad galioja Lietuvoje, bet negalioja kokioje kitoje valstybėje, galioja viename mieste, bet negalioja kitame mieste. Tas pats gal kalba eina ir apie laiką, ar ne? Galioja Lietuvai, kuri yra šiandien, bet galbūt negalioja Smetonos Lietuvai, galbūt negalioja LDK Lietuvai. Irgi blogai. Turi galioti ta tiesa tarsi visais laikais. Visiems žmonėms. Mes labai dažnai ginčiamės tarpusavy. Jūs galvojat, kad jūs turite tiesą, jūs galvojat, kad jūs turite tiesą, ir jūs galvojat, kad jūs turite tiesą. Aš galvoju, aš turiu tiesą. Kas iš mūsų turi tiesą? Tikriausiai niekas, nes visi turi savo tiesas, o taip pagal apibrėžimą negali būti tiesa. Jeigu galios mums visiems, atrodys, kad tai labai tiesa, ne? O jeigu galios dar plačiau, atrodys, kad dar labiau tiesa, o jeigu galios visam dalysiu, visas Vilnius turi vieną įsivaizdavimą, kas yra tiesa, atrodys, kad labai tiesos yra daug. Taip, tai visur, visada, visiems, tas universalumas, objektyvumas, štai ko tiesa turi pasižymėti. Taip. Ir tada jie pradeda suprasti. Tai va šio dalyko mes ieškome. Kai mes kalbamės, mes dar nežinom, ką mes rasim. Sokratas niekad nežino, ką jis ras. Alkibiedas, kai šnekasi su Perikliu, jis nežino, ką jis ras, nes jis užduoda klausimą, o Periklis jau gali bet kaip atsakyti. Tu nežinai, ką Periklis atsakys, jis gal ir duos tą tiesą didžiąją, o gal duos kažką kito. Bet tu tikiesi, kad kažkas bus pasakyta prasmingo, tai tada tu tikrinsi. Tu tikrinsi, kad būtų visur, visada, visiems. Ir grįžkim prie to įstatymo. Taip? Tas įstatymas, kuris ir išleidžiamas nuo to susirinkimo, tam, kad mums būtų gerai. Taip? Tironas nesirūpina mūsų gerovę. Taip? Vadinasi, jeigu įstatymas yra tai, kas yra gera piliečiams, tironas leidžia neįstatymus. Jis kažką išleidžia, bet tai nėra įstatymai. Jie apsimeta įstatymais. Nes jeigu įstatymas yra piliečiams gerai, tai tuomet tai yra kažkas, kur visada visur, kai tik pavadys įstatymą, jis bus geras žmonėms. Bet ironija akivaizdu, kad tai nėra. Tai arba pas tironą nėra įstatymų, tai taip tariant. Taip. Nes apibrėžimas sako, kad įstatymas yra tai, kas yra jums kaip piliečiams gerai, arba priešingai.
Jeigu pas tironą vis dėlto yra įstatymai, tai tuomet jūs turite sugalvoti, kaip išplėsti apibrėžimą periklio, kad tiktų ir tironijai. Tada jūs turite pasakyti, kad įstatymas yra tokia taisyklė, kuri liepia daryti gerus ir blogus dalykus. Akivaizdu, kad tironijoje darysite blogus dalykus, nacistinėje Vokietijoje darysite blogus dalykus, sovietinėje Rusijoje darysite blogus dalykus, taip? Tai tuomet tinka, tai bus įstatymai. Bet būtų keista vadinti įstatymus kažką, kas liepia jums daryti blogai. Taip? Matot, esate įstrikę šią sekundę, turite kažko atsisakyti. Arba pas tironas nėra įstatymų, arba yra įstatymai, bet įstatymai yra blogas dalykas. Kažko reikia atsisakyti. Taip filosofija pradeda dirbti su mūsų mintimis, su mūsų mąstymu. Sokratas su pirmaisiais antikos filosofais ir ieško, kaip išnarstyti tos mūsų įsivaizdavimus, kaip viskas yra. Ir tai galime padaryti labai nesunkiai. Tiesiog tvarkingai šnekėdamiesi tarpusavyje, kur aš klausiu, jūs atsakysit, bet jums atsakant, aš mėginsiu taip patikrinti, kad rasčiau, ar tai yra visur visada ir visiems. Ir jau į pabaigą. Dažniausiai mes nieko gero nerasime. Filosofai yra labai nuviliantys žmonės. Jie prisišneka su jumis labai ilgai tam, tik kad parodytų, kad jūs nieko nežinote. Jie jums nieko dažniausiai neįrodinėja, nes įrodyti yra sunku. O senieji filosofai, ypač antikos filosofai, jie rečiau atsakinėja, dažniau klausinėja. Klausimas yra svarbiau už atsakymą. Mylėtis, žmogus duoda atsakymą, filosofas duoda klausimą. Ir tada kokia viso to yra vertė, o ką mums reikia tiesiog pas klausimus atsakinėti ir ką mums reikia tų filosofų ir ką mums reikia iš viso taip tvarkingai šnekėtis. Jeigu mes nieko nesužinome, atsakymas yra paprastas, tam, kad nešnekėtume nesąmonę. Ir tai yra visai neblogai, ne? Žiūrėk, mes nesužinosim, kas yra tiesa, šiandien mes nesužinosim, kas yra įstatymas, bet mes sužinosim tik tais tai, kad periklis šnekėjo nesąmonės. Ir tai jau yra neblogai. Taip? Yra neblogai sužinoti, kad kažkas šneka nesąmonės, nes jeigu mes sužinome, kad mūsų tautos lyderis šneka nesąmonės, mes jo nebetikėsime. Mes būsim kritiškesni. Mes būsim kažką pažinę. Šiuo atveju, ką mes žinom, ką periklis žinom, arba nežinom, nors mes ir neišsiaiškiname, kas tai yra per dalykas. Tad apibendrinant, kodėl filosofai ieško, kaip paversti pokalbį dialogu, ne tam, kad jie atrastų, kas yra ta didžioji tiesa, nes yra labai sunku atrasti. Kai kurie mėginės, kai kurie negiras. Ir tada mes juos kritikuosime, skaitysime ir mes tą patį darysime su jais. Jie daro tai su mumis, šnekasi ir tikrina mūsų nuomonės, o kai jie jau duos savo tiesas, mes tą patį jiems darysime, mes su jais šnekėsimės ir juos tikrinsime tokiu pačiu būdu. Bet jeigu mes neradome tiesos, vis tiek yra neblogai. Nes, čia maža išvada, ne? Čia kaip susijęs su Sokratu. Esate girdėję, Sokratas yra tas žmogus, kuris yra pasakęs, žinau, kad nieko nežinau. Taip? Tai jam tie pokalbiai tuo yra svarbus, kad kai išsiaiškini, kad kažkas šneka nesąmonės, tu tol rodai, kad jis šneka nesąmonės, kol jis pasakys savo, aš žinau, kad nežinau. Ir tada jis taps filosofu. Jis irgi supras, kad jis kažko nesupranta, kaip ir filosofai supranta, kad kažko nesupranta. Ir visą tai mums yra svarbu, nes mes pokalbiais, ieškodami tiesos, norime pirmiausiai save pažinti, ką mes žinom ir ko mes nežinome. Ir kai periklis sako, kad pokalbį daro mus geresni žmonėm, tai jis sako tiesą. Tik tais, kad jis nepasakė, kodėl tie pokalbiai daro mus geresni žmonėmis. Juk gali būti pokalbis, kuris mus sukiršina, gali būti pokalbis, kuris mus nuvilia, kuris įskaudina, mes verkiame, džiaugiamės, dar kažkas. Bet filosofai sako, yra pokalbis, kuris jums bus geras. Tai bus tas pokalbis, kur jūs kažką apie save sužinosite. Šiandien sužinojame, kad nežinia, kas yra įstatymas. Ačiū Jums. Ačiū Viliau. Ir turbūt standartinis klausimas po tokio pristatymo, ar yra klausimų. Aš nežinau, ar Vilius paneigs jūsų klausimus, tuomet, jeigu jūs jų turėsite, ar nuves jūs kitą kryptimį, bet, kaip sakant, turite galimybę, jeigu norėtumėte pasitikslinti ar užduoti kažkokį papildomą klausimą. Jeigu galima į mikrofoną. Čia nelabai su tema susijęs, bet lygtais ar praeitą, ar užpraeitą savaitę neįvyko šitas susitikimas. Ir norėjau paklausti, ar jisai įvyks kitą savaitę. Ačiū.
Taip. Trečiadienį? Ačiū. Kitą antradienį dar pabaigoje būtume pasakę, taip kitą antradienį mes turėjome vieną susitikimą, kalbėsime apie komediją, o man dar kartą ačiū Viliau. Ir dabar standartiškai norėčiau pakviesti žaidimų ekspertę ir tyrėją įvairiausių žaidimų, Emiliją, kuri mums užduos tam tikrą pratimą leistis į mintinį eksperimentą. Mano mėgstam. Aš kalbu be mikrofono, nes man reikia daug maskatuoti savo rekvizitais. Gerai, tai aš šit turėjau Viliui klausimą. Nu, tiek, pagal paklausiu. Taip, tai dabar, kaip kas žino, kas nežino, aš turiu paruošusi tokį mažą minties eksperimentą apie Vilnių ir pokalbius. Tai aš turiu paruošusi štai tokį Vilniaus senamiesčio žemėlapį. Kas yra tokie nuoširdūs vilniečiai iš jūsų? Nuoširdus, šiek tiek prisipažinau. Nežinau, vat kur va ten pažįsta visą seną. Ir jūs irgi prisipažinot, kad nuoširdžiai vilniečiai. Gerai, tai šiaip aš patiesiu tą žemėlapį čia ant kėdės ir pakviesiu, kas nori susispisti šiek tiek arčiau. Ir taip tai yra naudojamas žodis. Galit visada jį panaudoti. Ir ką mes šiandien darysim, tai dabar šiaip prisiminkit Vilniaus senamiestį. Įsivaizduokit Vilniaus senamiestį. Ir galėsit dar pasižiūrėti į Vilniaus senamiestį. Ir aš esu paruošusi tokias korteles, kurias mes šiandien į šitą žemėlapiuką pamėginsim padėlioti. Ir tai yra kažkokie į Viliaus temą atliepiant, aš gal tikrai nesugebėsiu tokio minties eksperimento, kokį Vilius ką tik padaryti, bet į Viliaus temą atliepiant, aš esu paruošusi korteles su įvairiais antikiniais veikėjais. Ne visi jie yra herojai, tiek tikrais, tiek netikrais ir jų kokie pokalbiai tarp jų galėjo įvykti. Tai aš jums apibūdinsiu, nupiešiu tą pokalbį ir da jūs visi bendru sutarimu, diskusijos būdu ar, nežinau, kažkokiu dar kitų būdu turėsit nuspręsti, kurioje Vilniaus senamiesčio vietoje tas pokalbis galėjo vykti. Tai tiesiog aš papasakosiu ir tada jūs šaukit iš vietos, kur jums atrodo tai galėjo įvykti. Gerai? Sutariam? Linksi. Gerai, jūs norite iš karto jau pasakyti. Aš turėčiau klausimą. Ai, klausimą. O tai gal tada galim klausimą dar užduoti? Galim. Nu, jūs dabar kol kas įsivaizduokit senamiestį. Ir tada dar klausimą. Ar mikrofoną? Aš pasakysiu mikrofoną drąsiai. Ačiū už jūsų pokalbį. Aš norėčiau paklausti. Remiantis paskutiniais jūsų žodžiais, kad pokalbis gali mus padaryti geresniais žmonėmis. Jūs prabėgomis paminėjote pokalbį lengvabūdišką. Aš jam paskyriau 30 metų, kuris iš fatish kilęs ir fatik vadinasi dabar angliškai. Ar jūs nesate pastebėję ir nesate pagalvoję, kaip Lietuvoje trūksta tokio pokalbio? Ir ar jis nepadarytų žmonės tikrai geresniais? Klausimas, kaip tai išplatinti tokią kultūrą, yra labai sudėtingas. Bet teoriškai, ar jūs nemanytumėte, kad toks socialinis pokalbis, kuriuo žmonės gyvena, tiesiog gyvena, be didelių teorijų ar minčių, labai palengvina psichologiją ir tiesiog atpalaiduoja kartais. Ar jums kartais neužkliuvo tokia mintis apie Lietuvos kultūrą ir ką jūs manytumėte? Ačiū, labai geras klausimas. Aš sakyčiau, kad tai yra intuicija, kurią jūs tikrai galėtumėte dalinti su didžiaja dalimi antikos filosofų ir ne tik Aristotelis jums visiškai pritartų. Manau, kad tai irgi galima būtų irgi interpretuoti tokiu pačiu būdu, kaip jūs sakote. Jie mano, kad kalbėjimasis kaip toks yra geras žmonėms. Kodėl jie taip mano? Nes jie mano, kad, ypač Aristotelis, nes jie mano, kad svarbiausias žmogaus veikimo būdas yra kalbėjimasis. Tai yra tai, kas padaro mūsų žmonėmis. Tai vadinasi, gyvenimas, kuris yra pašvestas pokalbiui kaip tokiam, yra geras gyvenimas iš principo. Sokratas, kuo skiriasi nuo jų visų, tai yra tuo, kad jis yra didžiulis racionalistas. Jis mano, kad neužtenka kalbėtis, bet reikia išsiaiškinti. O jeigu jau reikia išsiaiškinti, reikia atrasti būdą, kaip tai padaryti. Tai šia prasme jis labai skiriasi nuo didžiosios dalies visų graikų, nes jis mano, kad mūsų šnekėjimasis neužtenka vien tik kažkokio psichologinio komforto ar to paties bendražmogiškumo, kad pašnekesys turi būti teisingas ir tikras, nes jam rūpi ta tiesa iš štai didžiosios. Tai aš susitelkiau labiau jį, nes jis atranda tokią labiau techninę kalbėjimosi formą.
Bet taip, aš jums pritariu, kad graikai ir graikai jums pritartų, kad kalbėjimas toks yra labai geras dalykas. Gal dar kas klausimų prieaugino? Gal dar prieauginsim? Gerai, tai dabar pabandykim padėlioti mūsų pokalbių poras ir gal tada dar prisiaugins kažkokių klausimų, kurių jeigu Vilius neišbėgs, tai galėsime užduoti. O jūs kviečiu dabar, šiaip irgi čia tas Vilniaus senamiestis, tai čia žinokit ir Stoties rajonas pavaizduotas, ir centras, ir viskas, ir Naujamiesčio, biškit, tai jauskitės laisvai, tilps į žemėlapį. Taip, ir mūsų pirmoji pora yra jau visiems gerai žinomi Cezaris, Julijus Cezaris, kad nesumaišytų, bet sakykų Cezaris, ir Kleopatra. Ir pokalbis pavadintas, nu, aš čia taip pavadinau, sąjunga pakeitusi dviejų valstybių veidą. Čia šmaikštu turėtų būti, nieks nesiekia. Tai va, kur galėtų, tai dabar jis sakė, Cezaris ir Kleopatra. Tai čia tokie, žinot, kaip antikiniai beveik Romėnai, nu šiaip buvo antikiniai Romėnai. Nu, bet tokia, žinot, tokia pora kaip tvora, tik nelabai legali. Tai tokie, kur meilės romanų prirašyta po to 19 amžiuje prie jos. Tai va, Vilniaus senamiestis. Kur galėjo Cezaris ir Kleopatra pasikalbėti? Gedimino pilis. Rotušė. Aha, gerai, dar kokiu turim? Prezidentūrą. O, čia jau rimtai, nes ta valdžia vis tiek yra tokia. Gerai, tai turim Gedimino pilį, turim Rotušę ir turim prezidentūrą. Gerai, darysim demokratinį balsavimą dabar, kad jau ir kiti įsidrąsim. Gerai, kas už Gedimino pilį? 1, 2, 3, 4, 4. Prisiminkit skaičių, nes aš pamiršiu. Prisiminkit skaičių savo, gerai? Rotušė. 1, 2. Nu, Rotušė vis tiek labai daug vestuvių. Ai, tu. Sorry, nepažiūrėjau. Rotušė vis tiek vestuvių. Taip. Ir prezidentūra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prezidentūra laimėjo, tai pasirodo Cezaris ir Kleopatra, jeigu būtų kalbėjęsi apie, žodžiu, apie ką nors, tai jie tai būtų darę prezidentūroje. Ir ji bus va čia, va. Nu, čia taip vizualika graži, bet nebūtinai reikalinga. Gerai, pereinam į mitų pasaulį. Šį kartą nusikeliame į tokį vieną iš populiaresnių mitų, tai yra Orfėjas ir Euridikė. Tiems, kas negirdėjo, aš pasakysiu, kas tai yra, nu, labai trumpai. Nes šiaip tai pavadinimas pokalbio yra kelionė į aną pasaulį dėl meilės. Tai iš esmės mito esmė, kad Orfėjas ėjo parsivesti savo mylimosios Euridikės į požeminį pasaulį. Ir ten, aišku, viskas įvyko labai tragiškai, bet nespoilinsiu, jeigu kas sugalvos paskaityti, tai sužinosit, kaip vyko. Bet pats pagrindinis dalykas, kad Orfėjas dėl meilės nusileido į požeminį pasaulį. Tai kur galėtų šitas, vat, jų, nu čia pokalbis, gal kai jie susitiko, kad jis sako, o, Euridikė, aš dėl tavęs nusileidau į požemius, va toks kažkoks pokalbis, kažkur požemį, aš nežinau. Aušros vartai. Aušros vartai? Katedra arba Bastėja. Katedra arba Bastėja, prie Bazilisko, logiška. Taip, Aušros vartai, katedra, jūs visą katedrą. Galite ir stoti įdėti, prasme, čia yra stoti, jeigu galite. Požeminė perėja. Požeminė perėja. Rasų kapinės. Rasų kapinės, aha, gerai. Taip, gerai. Nu, turim kelis variantus. Taip, kas buvo, 2 variantai jūsų buvo? Ai, Aušros vartai. Kas už Aušros vartus? Ne, neturim, nu, net už save nepabalsavo. Taip, susinepatogiau. Kokie jūsų buvo variantai? Katedra arba Bastėja. Gerai, kas už katedrą? 3. Kas už Bastėją? Bastėja tai Barbakanas, tas vadinamas, kur gyvena Basiliskas. 2, 3, 4, 5, 6 už Bastėją ir Rasų kapinė. 1, 2. Gerai, tai eina pas tai, žodžiu, Orfėjas ir Euridikė kalbėjosi apie tai, kaip sunku eiti į požeminį pasaulį Bastėjoje. Tikėkime, kad nesutiko Bazilisko. Taip, Bastėja buvo čia, va kažkur, prie 3 kryžių padėjau, nėra. Aš nežinau, kad aš nepadariau vizualikos, tiesiog čia ir nepradėjau dėti taškiukų, bet aš tokia nemoderni, kad atsiprašau. Dirbsim su popieriumi, kaip antikoje. Ok, taip, apie šitą mes jau kalbėjom šiek tiek pirmoji pamokoje, bet 3 pokalbis pas mus yra Odisėjo ir Kirkės. Tai Odisėjas yra tas, kur daug keliavo. Jeigu prisimena tokį. O Kirkė yra ta pasitusi moteris, pas kurią Odisėjas ilgiausiai užsibuvo. Ir beje, yra dabar visai neblogas šiuolaikinis romanas Kirkė, kurį galbūt galite įsigyti ir Vagos knygyne.
Aš nežinau, man jis visai patiko. Gali. Tai visai rekomenduoju, jeigu norit Kirkėje, yra pasivados knygyne. Yra, sakė, tai va. Tai jeigu galvojat, ką šiandien nusipirkti savo šią liūdną dieną, tai Kirkė neblogas romanas, o šią blogo oro dieną. O jums reikia pagalvoti, Odisėjas ir Kirkė. Tai Kirkė gyveno saloje. Ir jinai ten užlaikė 7 ilgus metus Odisėją. Tai kur bet kažkur Vilniaus senamiestį 7 ilgus metus su gražia deivė galima būtų užsilikti? Užupis. Užupis. Prie undinėlės. Užupis vienareikšmiškai, ar ne? Visi už užupį. Prie supynių? Gerai. Vis kažkaip visi tą pusę gerai prie užupio dedu. Grįžtam į Romą. Ir aš turiu Romulas ir Remas. Tai yra 2 jaunuoliai malonus, kuriems netaip maloniai viskas ir pasibaigė vienam iš jų. Niekad neprisimenu, kuriam tiesą sakant dabar. Remui negerai pasibaigė. Romului geriau. Ir iš esmės jų pokalbis yra apie tai, kokia yra geriausia vieta miestui įkurti. Nes Romulas ir Remas yra mitiniai Romos įkūrėjai, kuriuos išmaitino Vilkė ir po to jie, žodžiu, įkūrė Romos miestą ant kalvos. Tik ten po to buvo labai didelis ginčas. Tai bet kurioje vietoje Vilniuje galėjo Romulas ir Remas ginčytis, čia toks labai akivaizdus. Nu, jo. Stadionas šalia. Jo. Visai, ne senamiestis, bet, žinot, po kokių 10 metų gali būti, kad jau bus bent jau prie centro, tai tikrai. Gerai, turim Gedimino kalną, tai toks akivaizdus variantas, nėra kad kažko blogesnis. Ir turime tokį kontroversišką stadioną. Vilniaus universitetą. Ir turim Vilniaus universitetą. 3 variantai. Gerai, kas balsuoja už Gedimino kalną? 1, 2, tokie konservatyvus. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Gerai, kas už stadioną? 1, 2, sorry, jo, aš kaip ir nepasisekė. Ir tada už universitetą. Jo, net nepasuoju. Tai kągi, jie eina ant kalvos aiškintis ant Gedimino kalno Romulas ir Remas, kuriems kurti miestą. Gerai, jau nebedaug liko, nes jau žinokit, čia beveik apstatė. Taip, dar vienas apie anapusinį pasaulį, tai yra Hadas ir Persefonė. Tai kas žiūrėjo Heraklio multiką, tai žinot Hadą. Nu, tāds, ne, smėlinis plaukai. Hada, žinot, o Persefonė buvo Hado pagrobta ir nusinešta į požeminę karalystę, bet jie tenais būdavo tik pusę metų. Tai yra tuos negražiuosius blogo oro metus, o pusę metų grįždavo atgal į žemę. Tai Persefonė ir jų yra pokalbis apie metų laikus, gali būti ir apie orą, ir aną pasaulį. Tai čia va toks pats, kur galėtų Hadas ir Persefonė kalbėti. Valdovų rūmuose, o kur dar? Po Baltųjų tiltų. Ten yra toks jausmas, lyg būtų nusileidimas į anapusinį pasaulį. Taip, taip. Aš šitą visai taip. Gerai, Valdovų rūmai, Baltasis tiltas, dar kažkokiu variantu? Bernardinų bažnyčios požemį. Ar buvo tenais? Ten irgi toks... Gerai, aš patikėsiu, nes aš nebuvau pati, bet jeigu sakot, kad ten galėtų įvykti šitas pokalbis, aš patikėsiu. Gerai, pabandom dabar vėl demokratiją įvykdyti. Visiškai pamiršau variantus, kol šmaikštavau, tai pradėkim nuo jūsų, nes geriausiai prisimenu. Bernardinų požemiai. Kas balsuoja už Bernardinų požemius? 1, 2, 3, 4. 4. Gerai, po Baltuoju tiltu buvo variantas, taip? 1, 2, 3, 4, 5. Ir jūsų koks variantas buvo? Valdovų rūmai. 1. Gerai, Baltasis tiltas laimėjo. Gerai, važiuojam. Baltasis tiltas. Čia. Aha. O. Kaip čia dabar? Aš bijau prišnekėti kažką, bet aš turiu užsirašiusi Sokratas ir Platonas. Aš nemeluoju. Ir parašiau Sokrato teismo teisingumas, nes aš galvojau, kad po Sokrato teismo jie galėtų kalbėtis. O Sokratas buvo nuteistas iš esmės už, aš tai visada sakau, už jaunimo atvirkinimą. Ir tada, kai kas nors šnekasi jaunimo, aš sakau, netvirkinkit jaunimo, nes bus kaip Sokrato. Tai va, tai iš tikrųjų, tai čia jo, nuteistas Sokratas ir Platonas šnekasi apie Sokrato teismo teisingumą. Kur va tokia, ir čia filosofinis pokalbis, kur galėtų būti. Tai genocido Daukų muziejui. Prie Lukiškių aikštės, ne? Vilniaus apygardos teisme.
Aš net nežinau, kur jis yra. Gedimino prospektas. Gedimino prospektas. O kur yra Vilnius? Prie Lukiškių aikštės. Ai, irgi prie Lukiškių. O tai gal Lukiškių kalėjimas? O, Lukiškių kalėjimas, gerai. Tai gal tada padarom bendrą centrą, kad Lukiškių aikštėje? Padarom bendrą tokį, be balsavimo. Nes čia viskas arti, suprantat. Susitinki Lukiškių aikštėje ir čia centras ir kalėjimas, gerai. Taip, įdedam čia. Ok. Šitą paliks. Kaip? Jau reikėtų? Ne, tiesiog. 4 liko. Taip. Paris ir Helenė. Pora įžiebusi Trojos karą. Paris pagrabė Helenę ir dėl to įvyko Trojos karas, iš kurio įvyko tada didelė knyga, apie kurią mes visą laiką šnekam. Spėkit kokia? Ne? Niekas. Apie Trojos karą. Kas? Iliada, 10 taškų grįpų. Taip. Čia jau mūsų kartos bajeris, jau studentam, man atrodo. Ne. Taip, tai Paris ir Helenė, jie irgi mylimieji, žodžiu, Helenė labai graži, viskas ten tvarko. Paris irgi jį vaidino Orlando Blumas. Vis dar mūsų kartos, gerai. Tai va, Paris ir Helenė, mylimieji, įžiebė baisiausią, daugiausiai aukų pareikalavusi karą Graikijos istorijoje. Taip. Kur? Onos bažnyčia, čia dėl Napoleono. Gerai, Onos bažnyčia, nes jie slapta gal susitokė. Gerai, istorija rašos pati tiesiog. Gerai. Taip. Gerai, turim Onos bažnyčią, dar kokių variantų? Kalnų parkas, prie kryžių. Ar stadione? Prie kryžių. Gerai. Nu gerai, dar kokių? Ne, nu gerai. Taip, o kas už Onos bažnyčią? 1, 2, 3, 4. Kas už Kalnų parką prie kryžių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kažkaip. Taip, kur mūsų kryžai? Čia. Nes padėjo kryžiuką taikai. Sunkia auditorija šiandien. Šitas geresnis. Taip, važiuojam toliau. Du dievai šį kartą mūsų pokalbėje. Atėnė, tai yra, taip labai trumpai aš apibūdinsiu. Atėnė yra išminties deivė, Arėjas yra karo dievas. Tai vat išmintis su karu. Atėnė ir Arėjas, kur galėjo apturėti pokalbį. Išmintis ir karas. Valdovų rūmuose, kas... Petro Tempriantakalnio, arba Valdovų rūmai. Gerai, bandom. Valdovų rūmai. Taip. 4, jau pamečiau skaičių, laikykit rankas. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7, Petro Povilo bažnyčia. 1, 2, 2. Gerai, Valdovų rūmai. Tai įsipaišo. Gerai, liko 2. Visada galėsite. Taip. Pasikalbėti galbūt. Gerai, šitas aš gal tokį iš pradžių man. Apie poezijos galią, apie poeziją. Kalbasi Sapfo, kuri buvo žymi moteris poetė Graikijos, ir Homeras, kuris irgi galimai galėjo būti moteris, bet Homeras parašė Iliadą. Taip, tai Sapfo ir Homeras, kur galėjo apie poeziją pasikalbėti. Operos ir baleto. Operos ir baleto teatras jūsų? Universiteto kiemelėje. Bernardinų sode. Nu gerai. Taip. O kas už operos ir baleto teatrą? 1, 2, 3, 4. Tada koks jūsų variantas buvo? Kas už universitetą? 1, 2, 3, 4. Ai. Ir koks variantas paskutinis buvo? Bernardinų sode. Kas už Bernardinų sodą? 1, 2, 3. 4 buvo? Aš nekėjau. Gerai, tai buvo lygiosios tarp operos ir baleto ir universiteto. Kaip čia dabar operos ir baletas ir universitetas? Sapfo ir Homeras. Kaip? Moneta? Aš galiu kortelę savo banką mesti. Ar šiais laikais jau išaugo į tai, kad neturi monetos ir meti banko kortelę? Na gerai, žinau, ta prasme, antras turas rinkimų.
Tai dabar visi turi balsuoti. Taip. Visi turi balsuoti. Gerai, operos ir baleto teatras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aš jūs skaičiau, ar ne? 9. Ir tada versus universiteto kiemelis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laimėjo operos ir baleto teatras. Taip. Gerai, ir paskutinis. Jisai man patinka, nežinau kodėl, bet mane džiugina. Tai Minotauras, žinot Minotaurą? Ir Tesėjas. Tai tas Tesėjas yra tas, kuris, žodžiu, ėjo per labirintą Minotauro. Ir jų pokalbis yra apie labirintą. Tai kur labiausiai jums asocijuojasi? Ar su labirintu, ar su žmogum su jaučio galva, senamiesty? Filologijos fakultetas. Kanalizacijos. Tai čia taip maždaug visur. Gerai, laikom šitą kas? Filologijos fakultetas. Tam pasiklysiu. Taip, ten yra labai didelis labirintas. Senamiesčio požemiai. Čia prie kanalizacijos. Kažkur netoli. Jie šalia jie yra. Gerai, dar kokį variantą? Sporto rūmai. Kaip? Sporto rūmai. Sporto rūmai, nes jie seniai jų niekas nenori. Gerai, turim labai daug variantų, tai sujunkim dabar. Tada senamiesčio požemį ir kanalizaciją. Jie vienas šalia kito. Vienas, ta prasme, one wrong turn ir tai gali atsidurti klaką. Taip, tai gerai, senamiesčio požemį ir kanalizacija, kas už? O, jūs pasidalį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filologijos fakultetą. Sorry, aš už 1, 2, 3, 4. Ir sporto rūmai? 1, 2. Gerai, laimėjo kanalizacija per brūkšnelį požemį senamiesčio, tai čia eina tiesiog garbingai į šitą kortų namelį, kurio nieks nežiūrėjo, bet viskas gerai, nes mes turėjom labai gerą vaizduotę. Viskas, atidirbot. Ačiū Jums labai, tikiuosi buvo smagu mintimis paeksperimentuoti. Labai kviečiu taip pat ir prisijungti kitą antradienį, nes irgi labai smagus eksperimentas, mes matome. Ir beje, labai gera paskaita. Ir tai yra paskutinis jubiliejinis renginys. Taip. O irgi 6? Irgi 6, bet antradienį. Antradienį. Šiaip visą laiką būdavo trečiadienį, bet šiaip dabar bus antradienį. Tai mažiau laukti, užsidėkit priminimus ir lauksim Jūsų visų kitą antradienį. O tema kokia, Tomai? Apie juoką ir komediją. Apie juoką ir komediją. Tai jeigu neapsijuoksit, mes įskutėsim. Gerai, ačiū labai.